belžą. Tarp kitą nachaliavai duodu nereikės mokėti. Po koncerto jūs abudu pasilieka šluoti, man išluoti. Ale žmonių prisirinka kaip ant žalabnų pietų. Iš tikrųjų, šventė yra šventė, o darbas yra darbas. Tuo labiau, kad šiandien man šventė tikrai didelė. Ketvirtadienį žuvies diena. Aš iš tikrųjų sakau, aš tai, jeigu ne sanitarė, ligoninė skaityk nebūtų. Kas už tai pakelia rankas. 15% sutinka. Visi kiti daktarai. Ne, jūs pagalvokit, kiek koks mūsų darbas atneš, paduok, nuneš, išeik ir svarbiausia, vadovauja tai kas? Ne bobai, a vyras ateina ir gali, jau kaip vyrų netinčiu, skaityti mirusiu. Iš tikrųjų, jūs pagalvokit. Nu, va, mano senis, kiek jis manervų išgadins, tik jūs neįsivaizduojat. Taigi, būdavo iš ryto atsikelia, ar moškį dantyti, tili, sarmonį, man kaimyną per nervus. Dabar gerai, įsiuntė muzikinę stažuotę. Airija. Sako, brangų kelionė buvo. Kaip brangų, visi kaimynai sudėjo pinigus, tai tik šūdintų. Nes dabar jau vieną, kiek man gero, va, karalienė da karalienė. Vakar, naivu savo kaip žmogus, parduotuvė, ne tiek, žinai, paprastos, aš žinai, kur duoda tačkelas ir su ratukais, kiek nori, va, galiu prisikrauti, nesitasyk, limainė, taip ir dedi. Nusipirkau kilogramų dešros, 1 litrų pieno nusipirkau duonas, nusipirkau 1 šokoladą ir telelato. Stovi tiek gražiai prie kasos, tiek gražiai stovi, o už nugaras jaučiu kažkas atsistoja. Atsisuku, žiūri, stovi toks galgonas, bet dabrai pamaukis toks. Ir žiūri, kuo aš pirkau. Žiūri, saka, ale iš visą ką matyt, kad tamsta esi vieniša. Aš taip pažiūrėjau, galvoju, tai iš kuriogi čia produkto, taip sakau, nusprendai, kad aš vieni kiekvieną, bet iš ką? Saka, Dieve, kiek tu baisi. Čia biškį persiprašau, bet klajimų tai nesupratau. Nes iš tikrųjų, tai žinokit, man įsivaizduok, su vyrais, man paskutinį metu, aš koks baisus dalykas, va, mano senis būdavo, įsivaizduoji, paklausė, sako. Pasakyk man, normalus vyras iš ryto atsikėlis, kų daro. Nu, va, tas, kur piršinės paėmė, kų tu atsikėlis ir kiti darai. Ko tam žmonų žiūri, aš tau klausiu. A maniški saka, normalus vyras iš ryto atsikelia, apsirengia ir eina namo. Pagavai kampų, namo. Neplaukit susnervus. Žinokit, aš kokį pusę metų pradedžiau tyrimų. Pati savo dėl savys. Savo vyrų žiūrėjau, kaimynų žiūrėjau visus bendradarbius. Žinokit, mes, moteris, esam Žemės planetos gyventojas. A visi vyrai yra upanauti. Bet žinokit, aš tik vieną dalyką niekaip negaliu suprasti. Kas tenai aukštai juos nusprendė činają tarbanį ir pamiršo išduoti instrukcijų, kaip čia gyventi. A mes, vargšės Žemės planetos gyventojas, turim padėti visų savo mielų gyvenimų, jiem činai adaptuotis. Bet kai kurie išeina nabalį neprisidaptami. Nes pasižiūrėti, skyrėmės kaip diena ir naktis. Va, jeigu moteriai blogai, moteris daro, pasėdė virtuvėj, nubliauna vienu posmu, antru, trečiu, po to klausia savo, kų daryt, paskiau, koks atsakymas, kų daryt, skalbi ką?
kaip pradės, niekas nežino, kaip daryti. O vyrai, kiekvieną vyrą gyvenime būtinai turi būti 3 krizės. Pirma krizė – bloga žmona. Antra krizė – nėra darba. Trečia krizė – čia tu atjungi gausi galvoju. Duoktis įvykį galą pasakyti, ar? Trečia krizė pati sunkiausia. Tu turbūt po tos krizės nenorėjai, kad aš pasakyti. Kartais po tos krizės ne visi vyrai atsigauna, tai įbrėžimas su mašinas. O jeigu jūs netikit, kad aš sakau tiesų, tai jūs dabar išeikit laukan. Išeikit laukan ir suprasit, kad mes iš skirtingų planetų. Aš moteris, tik išeinu laukan. Man tik sušlampa kojas, man atsisaka gerklė. A vyras, tik išeis laukan, tik sušlampa gerklė, tada atsisaka kojas. Aš prašau jūsų, tik tai žmonės, jeigu galit, jūs daugiau nešiukšlinkit. Būkit žmonės, nes jau tiek iki jūsų prišiukšlinta, kad ne tas žodis. Jezu, Polonija, taigi lyskime čia, jau viskas špabino. Sogenėvo, ai, nelaikas dar? Ai, nelaikas. Stefutė, Violeta, čia tau iš Dzūkijos su perlais brangakmeniais irgi nuosikytos dovanų. Griek parsineš, pasišluok viskelį ir bus. Aha, aš tuoj prasiu, bet yra, kai aš pagalvoju, čia žinai, kaip šitas zvonkės su Svarovskė kristalais, ar ne? Nesu, kad tik dantų neįsilaužyčiau. Tai skirtumas vienas, žinau. Čia kristalai tikri, o pas Zvonkė čia tai? Supratau viskas, gerai, tu įveikai viskas, eik. Prasišluot. Ir pasisukūriu galų dabar prasišluot.